Labas vakaras visiems. Ačiū labai, kad susirinkot. Tikrai jaučiu, kad yra dalis žmonių, kurių aš visiškai nepažįstu. Dalį pažįstu. Dabar aš aišku nematysiu jūsų galbūt reakcijų ar kažko, tai nes aš persijungiau skaidrės. Pabandysiu kažkaip tai galbūt maksimaliai paprastai paaiškinti, kokia vertė yra projekto, apie kurį šiandien kalbėsim. Aplamai apie kriptovaliutų rinką aš daug nekalbėsiu, nes tikiuosi jūs vienaip ar kitaip esate kažkiek susipažinę su kriptovaliutų rinka. Kalbėsiu išskirtinai apie pasyvių pajamų technologijas ir konkrečiai, o kaipgi uždirbti kasdieną iš kriptovaliutų rinkoje egzistuojančių, sukurtų, veikiančių technologijų. Aš kripto rinkoje esu 9 metus, su pasyvių pajamų technologijomis dirbu 7 metus. Turiu tikrai labai neblogą, sakykime, gal net ir labai gerą asmeninį rezultatą. Aš esu 1000% įsitikinęs, kad kriptovaliutų rinka tai yra ta rinka, kur tikrai galima uždirbti ir galima uždirbti daug, bet yra vienas bet. Čia negalima uždirbti per mėnesį ar per pusę metų ar per 3 dienas. Sakykime, tai, apie ką aš kalbėsiu, jūs iš tikrųjų uždirbsite kasdieną ir kasdieną tai, ką uždirbsit, galėsite išleisti, pasimti ir 100% pilnai valdyti savo pinigus. Pasakysiu, kaip jie yra valdomi, bet norint susikaupti kapitalą kriptovaliutų rinkoje, jums reikės laiko. Čia nėra kažkoks tai stebuklingas gaublys, kažkokia tai pasaka, ar ne, kur atėjau, kaip dabar yra tokį projektą, atėjau su 100 eurų. Ir aš žinau, kad po 3 metų bus 47 000. Ir tokių yra projektų daug ir mano pažįstamų ir draugų netgi tarpe yra tokių, kurie atėjo su 100 eurų, tikisi po 3 metų, neįdėjo daugiau nei cento, turėti 47. Arba po 2 metų, jeigu neklysiu, kažkas tai 17 000. Ne? O po 5, tai ten iš viso, man atrodo, ten apie 500 000. Tai va, tai aš šitom pasakom netikiu, kaip ir netikiu LVX-ais, Pofru, Citadelėm ir visais kitais analogais, kurių yra, buvo, šiandien buvau konferencijoje, Marijampolėje irgi kalbėjau su vienais, su kitais, su trečiais, tai aišku, LVX žino visi. Mano nuomonė yra, aiškiai sakyta, visuose socialiniuose tinkluose, TikTok'e, YouTube ir taip toliau. Ir ta viena iš kolegių sako, na, va, ką tik vėl buvo projektas, vėl čia viskas buvo gerai, bet tai vėl užsidarė. Tai čia tokių projektų yra daug. Aš kalbu apie ilgalaikę distanciją, kalbu apie ilgalaikį procesą, apie ilgalaikę rinkoje, kriptovaliutų rinkoje esančią pasyvių pajamų technologijas kuriančią įmonę ir manau, kad ilgalaikį distanciją kiekvienas iš jūsų tikrai gali pasiekti labai labai gerų rezultatų. Taigi, kaip uždirbti kriptovaliutų rinkoje, kasdienės pasivos pajamos ir kriptovaliutų prekybos robotai. Prieš pradėdamas vis tiek noriu, sakykime, savo šiek tiek pateikti tokį matymą, ar ne, ar tokį gyvenimą, kuris buvo daugybę metų, ar ne, kai tiesiog savaitgalį įkvėpi oro ir visą savaitę varai kaip arklys, ten, nežinau, po 16 valandų ir daugiau. Aišku, šiandien aš irgi dirbu, aš mėgstu dirbti, bet šiandien aš dirbu tada, kada noriu, kaip noriu ir tada, kada, na, tiesiog tai, ką aš darau šiandien, aišku, jaučiu didelį pasitenkinimą, malonumą, ar ne, kad galiu edukuoti žmonės, galiu rodyti, kaip technologijos veikia, galiu parodyti savo patirtį kriptovaliutų rinkoje, turiu labai daug teigiamos patirties, neigiamos ir kažkada panorėjau aš iš burto ratą, ar ne, kai įkvėpi oro ir tai ne visada savaitgaliais, norėjusi kažkaip tai išeiti ir norėjusi siekti rezultato. Ir šitą video galbūt antrą jūs irgi esat matę, ar ne? Ir ką aš juo noriu pasakyti tai, kad pasiekti rezultato greitai nepavyks, kad jūs galite turėti vienų ar kitų puolimų, ar ne, vienų ar kitų nesėkmių, dėl kažkokio nežinojimo, dėl netidumo, dėl to, kad kažkoks skameris piktavalis atėjo, papuolėt ne į tą projektą, ne ten pervedėt pinigus kriptovaliutų rinkoje. Yra tų niuansų, reikia edukuotis, reikia mokintis ir daug kartų kartoju ir vėl pakartosiu, kad kriptovaliutų rinkoje laimi kantriausiai, laimi tie, kurie yra disciplinuoti, kurie mokinasi, kurie yra pozityvūs
ir jie gale užlipa ant to Olimpo. Jau praktiškai jau jis buvo liktai užlipęs ar nematėt, bet ta galbūt kažkokia garbė ar kažkas tai privertė jį nusilenkti ir vėl nukristi. Tai liko čia dar 15 sekundžių pabaigti šitą video. Tai tiesiog noriu jūsų motyvuoti, ar ne, kad rezultatą kriptovaliutų rinkoje reikia kaupti ilgesniai distancijoje. Sakykime, jeigu kalbam apie Bitcoin, apie kažkokią tai kitą gerą monetą, tai minimum tai yra 3 metai, aš sakau 5 ir visi 8. Visi, kurie kriptovaliutų rinkoje yra milijonieriai, jie pagal statistiniais duomenimis yra 8 metus išbuvę šitoje rinkoje. Taigi aš kažkada tai nusprendžiau, pagalvojau, ar aš noriu samdomo darbo, ar net savo verslo ir daryti kaip arklys, būti tame voverės rate, ar geriau visgi augančios pasyvios pajamos, ramesnis žingsnis į ateitį. Tai savo būtent įsikėliau tą antrą tikslą ir 16 metais atėjau kriptovaliutų rinką. Šiai dienai esu blockchain entuziastas, lektorius, investuotojas, dirbu su įvairiais startuoliais, turiu kelias sritis, kaip aš uždirbu kriptovaliutų rinkoje, turiu keletą įmonę, esu įkūręs Kriptoro, tai yra įmonė, kuri edukuoja pirmiausia ir parodo, kaip dirbant su aukštos vidutinės vertės technologijomis ir finansais galima susikurti kasdienės pasyvias pajamas ir įsigyti finansinę laisvę. 7 metai aš bendradarbiauju su Šveicarijos kompanijų holdingu, apie kurį šiandieną kalbėsiu. Keletą metų aš dirbau mokymų industrijoje, kur užsikabinau už blockchain, kadangi esu pats inžinierius, praėjau porą mėnesių kursus apie kriptovaliutas, ten nuo A iki Z. Mane beprotiškai sužavėjo, kadangi esu inžinierius, turiu dar savo statybinę inžinerinę įmonę jau 12 metų. Ir šiai dienai aš išskirtinai dirbu ir kriptovaliutų rinkoje, gyvenu iš kriptovaliutų, inžinerinė mano įmonė yra visiškai tokia pagalbinė draugam, kurie labai prašo kažką tai padaryti, ir plus dar dirbu su dirbtiniu intelektu, kuriuo startuoliai dirbtinio intelekto bazėje. Tai šiek tiek tokios informacijos, kad visą tai, ką kalbėsiu per savo patirties prizmę ir per savo asmeninį rezultato prizmę. Kaip sakoma, aš nemoku parduoti to, ko aš nesu pačiupinėjęs, aš nemoku įrodinėti tai, kas neveikia, kitas gali parduoti bet kokį šlamštą, nusipirkęs iš Kinijos, įrodęs, kad čia labai geras dalykas, kuris sulūš po 5 minučių. Aš noriu atvirai, paprastai parodyti tai, kas veikia ir tai, kas veikia man asmeniškai ir kas gali veikti ir jums. Čia yra QR kodas, aišku, paskui galėsit nusiskanuoti, patekti į kanalą, kas dar nesat patekę. Mes su Ultima projektas jau praktiškai 10 metų rinkoje, šiai dienai jis išeina į naują kokybinį lygį ir apie tai irgi šiek tiek užsiminsiu. Aišku, primenu ir noriu, kad suprastumėt, kad tai nėra kažkoks finansinis patarimas, apie ką aš kalbėsiu, jūs turite labai gerai pasverti, nes įmonė to labiau nėra finansinė, su kuria aš dirbu, su Ultima ekosistema visa, tai yra technologinė įmonė ir aš kalbėsiu apie technologijas, kurias jūs panaudodami galite pasiekti labai gero rezultato. Bet tą sprendimą turite priimti savo asmeniškai. Taigi, kalbu apie Ultima eko projektą, kuris jau praktiškai 10 metų rinkoje, gimęs 16 metais, ir praktiškai tas 10-metis ant ribos, dar iki 16 metų ten buvo didelis įdirbis iki pirmos įmonės sukūrimo. Turime šiai dienai 2 blokų grandinės, kurios yra visiškai mūsų, sakykime, sukurtos, įdėktos, paleistos. Dabar pasileis nuo spalio 3 blokų grandinė, kodėl jie reikalinga ir ką tai duoda, irgi galbūt galėsiu šiek tiek paminėti. Bet visos technologijos yra mūsų, nėra jokių persamdymų ant kažko pastatyta. Aišku, blokų grandinė ne nuo nulio kurta, jinai kurta ant Tron blokų grandinės bazės, nes praktiškai gerą kodą visi pasiema ir ant Tron bazės mes turime jau savo kelis blockchainus, decentralizuotus, su visais pliusais ir papildomom galimybėm. Taigi, Ultima šiandien aš net nespėjau pažiūrėti, nes tempas yra labai didelis. Kai buvo darytos skaidrės, kainavo 5600,
Dabar Ultima kainuoja šiuo momentu $7,200 už vieną Ultimą ir CoinMarketCap mes esame kažkur tai 220 pozicijoje, plius minus, nes ta pozicija truputėlį nuo kapitalizacijos svirinėja. Kas tai yra kapitalizacija ir kas tai yra ta pozicija, tai jeigu taip trumpai, tai yra monetų visas kiekis padaugintas iš momentinės kainos. Ir pagal tą sandaugą mes turime projekto monetos kapitalizaciją ir pagal kapitalizaciją mes esame reitinge 220 pozicijoje, ar ne, netgi galėčiau imti čia ir dabar labai greitai pasižiūrėti, tiksliau kokia tai yra pozicija šiandieną. Taip, lygiai 220 pozicija. Jeigu pasižiūrėti, na, kodėl mes ne pirmoje vietoje ar ne pirmam šimtuke, jo, mes einam link to. Bet jeigu suprasti tai, kad kriptovaliutų yra ne tik šimtai tūkstančių, bet ir milijonai, tikrai to žodžio prasme, ir daugybė yra naunėjiminių, skaminių, visokių monetų prikurta, kur skirta tik tai nežinia kam ir dažniausiai paimti iš jūsų pinigus ir jų daugiau niekada nesugrąžinti. Tai šis projektas 10 metai egzistuoja. Pati Ultima, aišku, ne 10 metai, Ultimai dar pačiai nėra 3 metų, artėjom prie 3 metų. Bet pats projektas, pati pradžia buvo beveik prieš 10 metų, ar ne, kai buvo sugalvota, kad mes dirbsim kriptovaliutų rinkoje ir čia sieksim aukštumų. Tai reikia suprasti, kad aš kai atėjau 18 metais, tai šita įmonė buvo visiškas startuolis, ar ne, tai yra arba išgyvens, arba neišgyvens, ten pirmi 3 metai startuoliam tai yra kaip peilis, praktiškai ten didžioji dalis jų numiršta, na, bet surizikavau, atėjau su nemažais pinigais ir šiai dienai nelašą nepasigailėjau, kad esu kartu su projektu 7 metus, kad žinau visą istoriją likusių ten 3 metų, kaip ten viskas vystėsi iš pirmų lūpų, toliau asmeniškai žinau likusių 7 metus ir visa ta istorija yra kaip ant delno. Jeigu kažkas turi kažkokių klausimų, galiu ten visus klausimus atsakyti, visus niuansus paaiškinti. Taigi, Ultima prieš nepilnus 3 metus atsirado ant Smart Blockchain, ar ne, ir į rinką išėjo su 10 centų. Paskui labai greitai, nepasižiūrėjau per kurį laiką, pasiekė 20 000. Aš nespėjau nupirkti nei po 1000, nei po 2, nei po 3 ir po 5000 jau labai pradėjau galvoti, ar aš noriu Ultimos, ar visgi aš jau pagalvojau, bet toliau gilinausi, žiūrėjau kaip vadovas, kokią perspektyvą ir taip toliau, kaip komunikuojama. Aš nusipirkau keletą Ultimų po 5000. Toliau kaina Ultimos šoktelėjo iki 20 000, tada mes turėjom kripto žiemą, mes turėjom kritimą ir aplamai visa kripto rinka buvo labai stagnuojanti, krentanti. Ultima nukrito iki 2000. Tais metais, birželio 23, mes buvome dugne, lokalame dugne ir aš visiems šaukiau, visiems raušiau, Facebook ir visur, Telegrame, kad yra beprotiškai gera kaina. Gal dar sakau, pakristi gali, nesvarbu, bet yra beprotiškai gera įėjimo kaina. Kas paklausė. Lygiai po 8 mėnesių Ultima kainavo praktiškai 23 000, bet ant $200, ar ne? Čia mato 22, bet jinai, pavyzdžiui, Nexie kainavo praktiškai 23 000, o tai yra 1100% arba 11x vos per 8 mėnesius. Įsivaizduokite, atėjo su 10 000, po 8 mėnesių pasiėmė 110, 10 000 paliko, tarkim, 100 000 pasiėmėt, nusipirkot namuką ar ten pusę Lamborghinio ir laimingai gyvenat toliau, laukit naujo Ultimos piko. Dabar mes turim ką? Dabar mes turime nuo 20 nepilnai 3 kritimą, ar ne, nėra kritimo tokio, jūs suprantat, kas kripto rinkoje esat ir matote ciklus, jau turėtumėte suprasti, kad tai yra cikliškas kilimas, cikliškas kritimas, tai yra kylų krentu, ar ne, nėra, kad taip drastiškai nukrenta, bet sakykime per kažkokį laikotarpį, ar net per 8 mėnesius, ar per kažkiek, Ultima nukrito iki $3400, tai buvo dar vienas lokalus dugnas, ar ne, ir dabar mes sukamės apie tuos, sakykime, 7200 ir po truputėlį pakildami, nukrisdami, važiuojam link 10 000 ir toliau. Mano prognozijas yra
iki naujų metų, manau, mes turėsim tarp 10-15 tūkstančių drąsiai. Jeigu ten labai žiauriai pasiseks, mes turėsim ir 20 tūkstančių. O jeigu nepasiseks, tai būsim žemesniam lygmenį, tada 20, 25 ir 30 sieksim kitais metais. Ir mes tikrai pasieksim, nes turim tam labai daug rankinėlių, kurias galime panaudoti, kurios jau yra įprogramuotos, įdėtos į mūsų hiperdefliacinį modelį. Taigi, dar priminsiu, jeigu Bitcoin ciklas yra panašiai 4 metai, Ultimos ciklas yra metai, nes pas mus yra tie patys halvingai, jeigu kažkas žino, suprantat, ką tai reiškia, tai yra dvigubai mažesnis monetų kiekis kas 4 metus Bitcoin atveju, į rinką mūsų atveju kas metus dvigubai mažesnis kiekis išeinantis į rinką. Apie mus rašo, sakykime, įvairūs portalai ir CoinMarketCap išėjęs straipsnis įtraukti, nes buvome šį pavasarį į 5 pačių geidžiamiausių monetų sąrašą, tame tarpe ten Ripple'as, Solana, BNB ir Ultima irgi tame sąraše buvome įtraukti. Toliau, vėlgi čia visi parametrai, apie Ultimą, matot, tuo metu padaryta skaidrė, Ultima kainavo 22 500. Jeigu pasižiūrėti bendruomenės požiūrį, reakcija visada praktiškai virš 90% bendruomenės narių yra patenkintų, nepatenkintų bus visada ir visuose projektuose ir tai yra normalu. Ir tai yra neišvengiama. Ir tai yra neišvengiama, nes kiekvienas ateina skirtingų laikų, su skirtingais tikslais, su skirtingu pažinimu, su noru mokintis nenoru, su optimizmu, su pesimizmu ir taip toliau. Ir todėl niekada kriptovaliutų rinkoje neuždirbs visi, kaip ir niekur nėra tokios sferos, kur uždirba visi. Ne? Tiesiog arba jums ta sfera tinka, arba jūs mokinatės, arba jūs einat koja kojon, arba jūs vienoje vietoje kažkur tai paslysite, nusispjausite ir eisite duobę kasti, nes jums geriau, nes po mėnesio vis tiek jums šefas sumokės už iškastą duobę. Taigi, toliau, Skynetas. Mes turime išorinio audito sertifikatą. Certica tai yra kompanija, kuri auditavo Binance blockchainą. Jie auditavo ir mus, 94% iš 100 yra audito rezultatas. Ten parametrų yra bilė kiek daug, ar ne, bet pagrindinius pasakysiu. Tikrina tokius kaip decentralizacija, ar tikrai yra 100% decentralizacija, pliusas mums, ar yra tik 100 000 monetų, tai pliusas, reiškia, yra labai mažas monetų kiekis, ar monetų negalės būti daugiau išleista, negalės, kodėl to nėra ir negali būti prirašyta. Toliau, ar vadovas Reichert nelaiko kažkokios piniginės pasislėpęs, kur galėtų rinką sugriauti, nėra. Ar nėra kritinių klaidų blockchain'e, kad galėtų kokias kamerį nulaužti ir panašiai, nėra. Ar smart kontraktai veikia, ar smart kontraktai veiks ir rytoj, ir po 3 metų, ir po 5, taip, su smart kontraktais viskas yra gerai. Todėl visi procesai, apie ką aš kalbėsiu, apie monetų šaldymą, apšaldymą, net nebekeliu tokių klausimų, ar ne, viskas veikia kaip laikrodis, aš dabar rytoj 6 ryto vėl atsišaldysiu, nežinau, gal pusę Ultimos ar kažkiek, ir tai yra tie ilgalaikiai užšaldymai, kurie yra blokų grandinė ir atsišaldymas yra vieno mygtuko paspaudimas. Viskas yra paprasta, lengva ir viskas veikia, nes viskas veikia išmanių sutarčių pagrindu, kur nieko negali padaryti. Bet apie tai mes dar šiek tiek pakalbėsim. Taigi, Skynet by Certic, tai va, Certic kompanija įeina į vieną į kiečiausių išorinio audito kompanijų, kurios audituoja blockchainus 3 arba 5, ar ne, kažkurioje vietoje. Ten jos sunku pasakyti, kuri ten užima 1 vietą, kuri 3, bet Certica yra lyderis. Lyderis auditavo Binance blockchain, auditavo ir mus, ir mes turime labai gerą reitingą rezultatą. Toliau, kitas auditorius, Cyberscope. Vėlgi turime 88% iš 100, kad esame very low risk, labai žemo rizikingumo kompanija. Ir matot, ir saugumas, ir visokie rinka, decentralizacija, viskas yra įvertinta. Galima suprasti, kad 100% visur ir nei vieno projekto tokio nėra. Nėra ir nebus, tai 88 yra beprotiškai geras rezultatas. Ne? Čia kiek tų parametrų yra paimta.
Toliau, viena iš skaidrių, Ultima tuo metu kainavo 17 tūkstančių, vėlgi tas pakilimas, čia pažymėta 24% per parą laiko. Mes tokius šuolius turėjom ne kartą, kai per parą, per kelias paras per savaitę, ten sugebam pakilti 70% ir 120 ir panašiai. Tai moneta yra labai gyva, ją labai myli traderiai, ją labai myli bendruomenė, nes galima ne tik uždirbti visiškai pasyviai nieko neveikiant, bet galima dar šiek tiek pažaisti su kursu ir plus, kad projektas yra pakankamai stipriai prognozuojamas, nes jis yra kaip ant delno, yra pastovi kasdienė komunikacija, ten 16 kalbų, video, visi mokymai, vadovas, dabar rečiau, bet šiaip vos ne kasdieną išeina su audio žinutėmis 5 kalbom. Telegrame ir YouTube, ir taip toliau, viskas yra ko reikia, kaip ant delno. Todėl, žinant tą komunikaciją, labai yra, nesunku prognozuoti. Dabar kaip vienas iš prognozės elementų, aš jums galiu pasakyti. Šiandien išėjo anonsas, kad rugsėjo 14 ar kažkada, tai aš dar sykį atsidarysiu, vieną sekundėlę, pasižiūrėsiu. Tiksliau, bus sudeginta 10 000 ultimų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes aplamai turim 100 000, daugiau neturėsim. Laisvų rinkoje yra apie 37 000, visa kita yra blokų grandinė užšaldyta, arba mėnesį, arba 3 metam, arba metam. Ir įmonė iš visos bendros emisijos degina 10 000 monetų, o tai yra iš laisvų monetų rinkoje cirkuliuojančių panašiai apie 25%. Tai yra netgi gal daugiau, čia taip ir pažymėta. O taip ir pažymėta, aš net neskaičiau, tiesiog įkėliau 37,5 tūkstančių ultimų yra laisvų blokų grandinė, jūs galite užeiti CoinMarketCap pasitikrinti ir iš jų 10 000 bus sudeginta, kada sekmadienį rugsėjo 14 dieną. Ką noriu tuo pasakyti? Tuo noriu pasakyti, kad projektas labai atvirai komunikuoja, labai atvirai pasako, kas kur kada. Sudeginimas, kai rinkoje daugiau negu 4/4 monetų tiesiog dingsta iš rinkos ir daugiau jų niekada nebeliks, kas nežinote, kas tai yra sudeginimas, tai yra monetų išsiuntimas į piniginę, kurios privatus raktai yra sunaikinami ir niekas negali prisijungti, nes niekas jų neturi, niekada neturės. Tai yra fiziškai jos bus, tos monetos, bet kurių niekas negali prieiti ir tas deginimas, tai čia yra ne mūsų išmislas, sakykime, tą daro nemažai projektų, tik tai jie turi labai daug milijonų, milijardų monetų, o mes turim tik 100 000, laisvų tik 37 ir beliks tik 27 000. Kas bus su ultima kaina? Klausimas jums, pamastymai. Aš nerekomenduoju pirkti ir nepirkti, ką nori tą daryti, bet reikia galvoti, kas bus su ultimos kaina, kai ultimos staiga daugiau negu 4/4 sumažės vos už 4 dienų. Toliau, spalio mėnesį įmonė labai stipriai pradės pirkti ultimą, taip kad mes jau rugsėjo antrą pusę matysime pakankamai gerą dėl sudegintų monetų. Spalis bus, manau, dar geresnis. Ir paskui nežinau, ar spalis, ar lapkritis, ar gruodis mes pasieksim savo aukštumas, ar ne. Manau, kad naujiem metam tikrai dovanom turėsim visi pakankamai pinigų tiek iš kurso, tiek iš technologinių sprendimų, apie kuriuos kalbėsiu. Ir toliau vėlgi bus kažkoks tai išsipardavimas, vėl kažkur tai važiuosim žemyn ir paskui halvingas po naujų metų sausio mėnesį. Monetų į rinką išeinančių sumažėja dvigubai ir moneta vėl po konsolidacijos, po atsispyrimo nuo vėl lokalaus dugno, vėl važiuoja į naujas aukštimas. Dabar žiūrėkit, 10 centų 20 000, krentam iki 2 000, pakilam iki 23, krentam iki 3,4 tūkstančių, pakilam iki 25, iki 30 000, krentam iki 5 ar iki 7 000, nežinau, aš jau fantazuoju, bet ką noriu pasakyti, kiekvienam cikle moneta pasiekia dugną aukštesnėje pozicijoje ir kiekvienam cikle moneta pasiekia maksimumą irgi aukštesnėje pozicijoje. Ir tai veikia taip pat kaip Bitcoino blokų grandinėje, tai veikia taip pat ir pas mus. Taigi 10 metų rinkoje patirties, milijardinės apyvartos, realiai tarp 2-3 milijonų mes turim
bendruomenės narių. Projektas sukurtas Šveicarijoje 16 metais. Bendruomenės valdomas, decentralizuotas blockchain projektas, kompanijų holdingas, turi virš 1000 darbuotojų įvairiose šalyse. Ofisai yra Berlyne, pats buvau, o Suomijos centre ofisas yra Dubajuje, ofisas yra Afrikoje, berods Kenijoje, jeigu neklystu, yra Meksikoje ofisas, kitose šalyse. Pats vadovas yra iš Vokietijos, iš Berlyno ir dirbam 130 plus šalių visiškai legaliai pagal tų šalių įstatymus ir reikalavimus. Įmonės vadovas yra Alex Reichert, tai yra tikrai daugelio prestižinių premijų laimėtojas, Middle East laimėjas, gavęs apdovanojimą už smart blockchainą, už inovatyvumą smart blockchain, ar ne, jo savybę ir taip toliau. Paskui po smart blockchainu mes sukūrėm Ultima blockchainą, jie veikia paraleliai, Ultima ten kainuoja 7000 ir ten, dabar turėsim trečią blokų grandinę. Ir ten bus Ultima, ten bus VeChain, dar viena moneta. Ir vystymui, augimui nėra ribų. Toliau, tai yra blockchain ekspertas, ekonomistas, sakykime, verslininkas. Prieš keletą metų pagal Forbes, o Entrepreneur Magazine, amerikiečių labai tokio žymaus leidinio duomenys, įsitrauktas į 10 kiečiausių blockchain technologijas kuriančių asmenų pasaulyje. Tame tarpe yra Satoshi Nakamoto, kurio niekas nežino, Vitalikas Buterinas, Pavel Durovas, Telegram įkūrėjas, Čempinzavo, Binance įkūrėjas, ten yra ir PayPal įkūrėjas, ir dar ten kažkokie tai veikėjai. Tame tarpe, tame 10, tiksliau 11 yra Satoshis, bet jo nėra. ir visi yra tame 10. Toliau, Alex Reichert turi mokymo akademiją, kur visi klientai mokinasi nemokamai, 5 kalbomis. Parašęs knygą, tu esi numeris 1 apie verslą, apie tai, kaip pasiekti topinių pozicijų pasaulinėje rinkoje. Knyga išleista 14 kalbų, matote įvairiuose žurnalų viršeliuose jis yra nuolat matomas, įtrauktas į 100 kiečiausių asmenų ir įmonių sąrašą, veikiančių Jungtinių Arabų Emiratuose ir Dubajuje. Ir daugybė portalų, aš kažkada kolekcionavau, narinkdavau tas nuorodas, jau atsibodo, jau neberenku, jau, kaip sakau, jeigu prieš ten man atėjus ten prieš kokius 5 metus, 4, prieš 6, ar ne, kažkam kažką reikėjo įrodinėti, kas mes tokie, kad mes ne iš garažo, tai aš dar, taip sakykime, prieidavau prie kiekvieno, parodydavau ir nuorodas, ir visas blockchain konferencijas ir taip toliau. Tai šiai dienai to nebedarau, jeigu norit informaciją susirasit, nenorit, nepatinkat, mes įsiskirstom ir einam toliau. Dalyvaujam visuose rimtuose blockchain konferencijose, šiuo metu pradžioje Hongkongo konferencija 2025, parodėm savo inovatyvias technologijas, pritaikomumą pasauliniai rinkai, rodėm save, savo brandą. Iš karto po šitos konferencijos buvo Paris Blockchain Week, Paryžioje savaitė, kur irgi demonstravom, sakykime, savo technologijas, ypatingas dėmesys buvo saugumui, greičiui, decentralizacijai ir taip toliau. Tai vat visuose rimtuose blockchain konferencijose dalyvaujam. Kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad noriu tiesiog ypatingai naujiems žmonėms pasakyti, kad mes negaražiniai, mūsų istorija 10 metų, kad aš su projektu dirbu 7 metus, kad čia yra technologijos vertos dėmesio ir kad tai nėra visi tie piramidiniai projektai, kur jūs padėsite pinigus, nieko ten nevaldyti ir vis tiek jums, jei ne šiandien, tai rytoj jos nuneš. Taigi, tame yra Ultimos sėkmė. Pirmiausia, tame, kad mes turime visiškai decentralizuotą blokų grandinę. Mes turime išmaniąsias sutartis, kur viskas veikia taip, kaip paleista, suprogramuota ir decentralizuota, ir to nebegalime keisti. Toliau yra tik 100 000 monetų, iš kurių dar už 4 dienų 10 000 sudegins. Ir laisvų rinkoje dabar bus tik 27 000, nes visa kita iš likusio 90 000 kiekio yra užšaldyta įvairiem laikotarpiam. Ant to blockchaino galime paleisti visokias aplikacijas, tokenus, likvidumo pūlus ir taip toliau. Pagal greitį 2000 plus transakcijų per sekundę mes pilnai galim dalyvauti bet kokiuose mokėjimuose, maksimai prekybos centruose, bet kur, nes transakcijos praeina momentiškai, mes lenkiam, aišku, ten Ethereum, Bitcoin ir panašiai, ir mokėjimam kasdieniam visiškai esam tinkami.
Taigi decentralizacija, matot, QR kodas galima skanuoti, 27 super valdytojai, kurie yra įvairiose šalyse, Europoje didžioji dalis, UK, Rusija, Emiratai, Afrika. Valdytojų gali būti bet kas, bet kad jūs būtumėt valdytojų, jums turbūt šiandieną reikės apie 50 ultimų. Taip grubiai, aš neskaičiau dabar paskutiniu metu, tai galima paskaičiuoti, kad jums reikėtų apie 300–400 tūkstančių pinigų turėti ir juos reikėtų šaldyti mėnesiui, kad jūs pataptumėte blokų grandinės valdytojas ir kad jūsų kažkas neišmestų, greičiausiai jums dar reikės kas mėnesį po 50 tūkstančių pridėti. Nes stipresni, kurie gali daugiau, sakykime, savo leisti, nes tai yra nodos valdymas, ar ne? Nodos valdymas per užšaldytos ultimos kiekį. Ir tie, kurie turi jos daugiausiai užšaldytos, nenaudoja jos, jie yra tie valdytojai ir tie atstovai, kurie visam pasaulyje bendrai gali, sakykime, per bendrą konsensusą susitarimą valdyti tam tikrus procesus blokų grandinėje ir jį vystyti. Taigi yra 27 tokie. Toliau mes esame labai gerose, kietose biržose ir nematote, esame pirmo dešimtuko biržose, GTO 8 pozicija, Mexi šiandien yra 7 pozicija, Bindik šiandien 13 pozicija, dar vienoje biržoje esame, kuri yra 10 pozicija, tai aš jums ją parodysiu, tai bus jau 11 mūsų birža ir toliau Bitmarkas, L-Bankas, XT ir taip toliau, matot, ir 2 dešimtuko, 3 dešimtuko biržas ir tam galo nėra. Vyksta dėrybos labai stiprios su pirmo penketuko biržomis, Binance, Coinbase, Bybit, OKEX, taip toliau, nesame mes dar ten, bet ne už kalnų ir būsime ir tenai. Čia yra topų topas vadovas, ką pasakė ir aš netgi jo 3 kalbom įdėjau citatą, sako, aš ėjau 10 metų, kad aš patekčiau į biržą HTX. Aišku, ne tik tai, bet ir kiti dalykai susidėjo, kad sako, tai buvo ypatingas laikas prieš savaitę panašiai, kai mes įėjom į HTX biržą, o jinai yra pirmo dešimtuko birža, jinai yra 10 vietoj, bet ne tame dar yra stiprybė, kad jinai 10, ne, bet tame, kad tai yra aplamai kiečiausia birža ir viena seniausių birža pasaulyje, su, sakykime, virš 50 milijonų vartotojų, su 2,8 milijardų apyvarta, augimu didžiuliu ir 9 iš 10 pasitikėjimo reitingų. Tai yra be galo aukšto pasitikėjimo birža, kur visos, sakykime, problemos sprendžiamos labai, labai puikiai, saugumo problemos, ten, jeigu kažkur kažkas netgi kažkur kažką nuneštų, viskas yra grąžinama, atiduodama, ta prasme, klientai niekada neturėjo problemų su šitą biržą ir mes esame joje, tai reiškia, kad ją birža priima mus, į savo biržą priima tokius pačius saugius, maksimaliai teisingus partnerius, ar ne, ir neima jokių nesąmonių, ar ne, kur gadintų savo reputaciją. Arba jeigu ten paėmė, suklydė, reiškia, paskui delistinguos ir viskas. Ir tai yra Tier 1 birža. Tier 1 tai yra, į Tier 1, sakykime, galima iš principo įtraukti tą pačią Mexi, gal net ir GTO, nėra labai aiškaus Tier 1 sąrašo, bet aišku, ten įeina Binance, Coinbase, kai kurios kitos biržos, jų Tier 1 kiekis ten būna ir 10, ir kitur 12 vienetų, ar ne, ir panašiai. Bet tame sąraše HTX jisai užima lyderiaujančią poziciją, tai yra viena seniausių biržų, kuri veikia, aš neatsimenu dabar tiksliai, gal nuo kokių 13 metų panašiai, ne? Kai ten bitcoinas kainavo, nežinau, kokių $100. Vat, ir mes esame čionai, tai čia yra topinis pasiekimas, ar ne? Ir toliau mums atsirakina galimybė įeiti į pasiekti aukštesnę, iki šiol mūsų buvo riba 200, mes buvom ten CoinGecko 198-7 vietoj, bet tai yra riba, mūsų žemiau nebeleidžia, tai yra aukštesnė pozicija pagal reitingą neleidžia, o būtent patekimas į HTX mums atrakina kelią papulti į
antrą šimtuką, nuo 100 iki 200 ir toliau judėti jau į pirmą šimtuką. Ir tai labai yra kieta ir mūsų kainos augimo, ultimos augimo niekas nesustabdys. Taigi, Tier 1 biržos, ar ne, CoinMarketCap, Top 200, bendruomenė, likvidumas, pilnas reguliavimas. Tikslas yra pasiekti 100 000 už vieną monetą ir patekti, ką tai reiškia 100 000, tai mūsų kapitalizacija padidės apie 100 kartų ir mes patenkam į top 10 pačių kiečiausių monetų, kurios yra šiandieną šalia Ethereum, Bitcoin, Solanos, XRP ir panašiai. Toliau, Certic, ką jau minėjau, ar ne, CoinMarketCap, CoinGecko, CoinMarketCap numeris 1, CoinGecko numeris 2. Toliau esame įvairiose šalyse, turim daugybę įmonių, Lenkijoje registruota įmonė, Gruzija, Džordžija, sakykime, ir kitose šalyse įvairūs patentai, prekybiniai ženklai ir taip toliau, visą tą mes turim ir sertifiką, auditą irgi, aišku, turime, apie kurį aš jau minėjau. Toliau, mūsų produktas, daug turime įvairių produktų, tai yra Ultima arba Smart Wallet, kurioje yra daugybė monetų, tokenų, tame tarpe yra ir Bitcoinas, Ethereumas, USDT, USDC ir taip toliau. Ten yra ir splitai visokie, ir mūsų monetos, ir Ultima, kurie, sakykime, ant 2 blockchainų šiandieną veikia, dabar veiks dar ir ant 3. Ir daug visokių kitokių dalykų, kitų monetų ir jų skaičius, aišku, tik tai daugės. Toliau mes turime šaltą piniginę, tai yra šita kortelė, kur privatus raktas dalinasi į dvi dalis, jau turime 24 frazes, tai yra aukščiausias mūsų lygis, per NFC sistemą susijungiai, be šitos kortelės išsivesti neįmanoma, net jeigu kažkas surakintų rankas, lieptų atraikinti telefoną, visus kodus atiduoti, niekas nieko nepadarys be šitos kortelės. Ir plus dar yra tarpinis lygis, tai yra 12 raktų plus 13 mūsų sugalvotas. Tai yra 3 saugumo lygiai, kiekvienas renkamas pagal savo piniginė esančių pinigų kiekį. Turime fizinės korteles, Mastercard, veikiančias visame pasaulyje, nuo Lietuvos iki Indijos, Afrikos, Europos, Amerikos ir taip toliau, veikia ir virtualios kortelės su Apple Pay, Google Pay, toliau čia yra kortelės, kiek kainuoja, limitai ir panašiai, pilnai atitinka visas jurisdikcijas, bankiniai paskyroje yra tiek metiniai pinigai, tiek USDT, USDC, Bitcoinas, Ethereumas, Solana. Turime žaidybinę industriją, dalyvaujam joje, turime porą žaidimų, Battlebull sutrauktas į greičiausiai augančių žaidimų sąrašą, šiai dienai pasiekęs apie plus minus, sakykime, 13 milijonų vartotojų, žaidėjų, kur viskas nemokamai, žaidybiniai tokenai per airdropus gaunami nemokamai, jie užšaldomi pagal tam tikrą mūsų freezing technologiją ir gaunamas kasdienės pajamos. Taip kaip iš šito žaidimo aš kasdieną gaunu po $10. Visiškai nemokamai. Vienintelis žaidimas, kurį aš savo gyvenime žaidžiau ir daugiau ir antro nežaisiu, nes jis vis reikalauja laiko, bet pliusas yra kame. Kai neturi pinigų ir ten dirbi kažkur tokiam apsaugoje, sėdė, ką veikti, nesimiega, tai gali ten spaudinėti, tapinti, atlikinėti užduotis ir panašiai. O šiaip uždirbti yra gerokai daugiau galimybių ir gerokai rimtesnių, tai žaidimą galiu rekomenduoti tik tiem, kurie neturi aplamai pinigų ir kurie turi beprotiškai daug laiko, kuriem jo negaila. Bet jį galima žiūrėti kaip labai gerą edukacinę priemonę, labai geri video, trumpi video apie blockchain, apie kriptotechnologijas, bendrai apie technologijas, apie mūsų technologijas, labai gera yra edukacija, taip kad galite išnaudoti žaidimą edukacijai, o jeigu žaisit, nes jums taip patogu ar ne, tai jūs uždirbsite žaidiminius tokenus, įsivesite į piniginę, juos užšaldysit, gausit kasdienės išmokas Ultima moneta arba vesite į biržą ir parduosit. Ir kito šitas žaidybinis tokenas kainuoja šiandien apie $600. Suraskite dar vieną žaidimą, kuris kainuotų tiek. Tarp kitko, jisai kainavo ir $400, kainavo ir $3000, ir $2000, šiandieną kainuoja $600, plus minus, gal 530. Tai super. Ir nusipirkot vieną už 530, išsidėjot, sakykime, į piniginę ir gaunat kasdieną panašiai tarp $80 šiandieną. Ir toks variantas įmanomas. Bet vėlgi tikrai yra geresnių dalykų, tai čia yra, šiaip pamastymai.
Toliau, antras žaidimo variantas Ultima bus, ten su savo naujojimais, atnaujinimais, taip toliau. Turiu aš jį irgi ten prie pas mane, ten biliekiek prisiregistravę, bet aš jo visiškai nežaidžiu ir nesigilinu jo visą veikimą ir panašiai, nes, na, tikrai dirbu su dideliais, sakykime, žmonėmis, investuotojais, ne investuotojais, bet, na, technologijų mylėtojais, kurie nori uždirbti ateidami su savo pinigais. Turi marketplace, 7 milijonai prekių sukelta, trūksta ten suderinti juridinius klausimus su Amerikos rinka. Jisai kažkada pasileis, jisai dar neveikia, bet galėsime kriptovaliutą pirkti nuo ten IT produktų iki maisto ir taip toliau. Toliau, 500 milijardo apyvarta plus minus šiandieną, tikslas užaugti 10 kartų, pasiekti 50 milijardų. Tada mes papuolam praktiškai pirmą dešimtuką kečiausių kriptovaliutų, kurios yra pasaulyje, ir tą mes darome ir darysime žingsnis po žingsnio. Dabartinis pikas buvo 23 tūkstančiai, naujo piko laukiam 25-30 tūkstančių ir mes jo sulauksim ne taip jau už kalnų. Kodėl mums sekasi, kodėl aš nebejoju, kad Ultima augs, todėl kad netgi technologiškai pas mus yra viskas sudėliota taip, kad pasiūla kiekvieną dieną mažėja, o paklausa kiekvieną dieną auga. Tai yra technologinis numeris vienas, tas pirmas momentas, ar ne? Hiperdefliacinis modelis. Apie tą technologiją nesudedama, aš jums dar porą žodžių pasakysiu. Toliau nuolat auga, vystosi visa ekosistema, patentai, technologijos, naujos galimybės, nauji produktai, įmonė pastoviai vystosi, auga ir taip toliau. Toliau bendruomenė stipriai auganti, įeinam į naujas biržas, tai yra rinka mus priima HTX, priims ir Coinbase'as, priims ir Bybetas, OKEX'as ir kitos rimtos biržos. O pirmoji dedamoji technologinė tai yra čia. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, kaip sakiau, didžioji dalis monetų iš 100 tūkstančių, dabar 37 yra tik rinkoje, o 63 tūkstančiai monetų yra užšaldyta, jos yra neprieinamos niekam ir užšaldymo periodas yra įvairus. Ten ir mėnesio, ir 3 metų, ir metų. Ir tai duoda monetos stabilumą ir augimą ilgalaikėje distancijoje, kadangi laisvų monetų rinkoje pastoviai mažėja ir dabar, kol mes kalbam, vis kažkas jas užšaldo. Kas užšaldo laisva valia mėnesiui, kas užšaldo laisva valia 3 mėnesiam, kas užšaldo per boto įsigijimą 3 metam. Čia irgi labai unikalu. Tai yra freezingas, splittingas. Tai pirmiausia, mes kalbam čia apie užšaldymą 3 mėnesių. Atėjau, nusipirkau, užšaldžiau piniginiai. Tai yra freezingas, kai užšaldžiau, aš gaunu kasdienius mokėjimus, sakykime, iš Ultimos pūlo, panašiai 17% metinių, ar ne? Toliau, jeigu aš užšaldau vieną Ultimą, tai yra nuo 7200 ir daugiau, aš tada steikinu, žemiau matau staking and voting. Steikinu, reiškia, gaunu tada panašiai apie 15% metinių iš super tų 27 Bitcoin, tai yra blockchain valdytojų pūlo, yra toks atskiras pūlas, gaunu mokėjimus ir gaunu visus blockchain resursus nemokamai, kadangi transakcijos kainuoja, ne visos, pavyzdžiui, išvedimas Ultimos bet kur yra praktiškai nemokamas, bet jeigu aš noriu gauti kasdienius mokėjimus, tai jau kainuoja. Ir aš užšaldęs vieną Ultimą arba 2 ir panašiai, aš gaunu visus blockchain resursus nemokamai, plus gaunu kasdienius mokėjimus iš pūlo apie 15% metinių, plus gaunu vieną balsą, kurį atiduodu super vadovom ir būtent atidavęs balsą, aš tada gaunu tą 15% metinių. Toliau halvingas, aš sakiau, kas metai dvigubai mažiau atsiranda, išeina į rinką iš tam tikrų pūlų Ultimos ir tai, kad yra įvairios transakcijos, kurios yra mokamos, kainuoja, mes mokame Ultimą monetą ir ta Ultima moneta yra sudeginama. Tai jos dar ir mažėja per gas užmokestį ir būtent per burning fee, būtent tai, kad tai, kas išleista mokesčiam, yra sudeginama. Jau mes greitai praeisim prie topinio produkto, tik tai dabar mano skaidrė kažkodėl sustojo. Sekundėlę. Ir kodėl sustojo? Jis sukasi. Aha, prasisuko.
Jo, gerai. Truputėlį pakankamai didelis skaidrių paketas. Taigi matot visą ekosistemą, ne visą, bet didžiąją dalį produktų, freezingas, splittingas, ar ne, mėnesis, 3 mėnesiai, stakingas, votingas nuo vienos ultimos, vėlgi uždirbam ultimą verslas, tai yra galima dirbti su pardavimais, kas yra kosmiškai pelninga, kas norite, bet tai visiškai nebūtų neprivaloma, pas mus 97% yra tiesiog klientai, dalis yra pardavėjai, kurie dirba įmonėje su pardavimais. Toliau energijos marketas, kas energija reikalinga pavedimam visokiem panašiai. Tai yra botas, kur uždirbat kasdieną, niekam netiduodami pinigų, čia yra topinis mūsų produktas, apie jį pakalbėsiu atskirai ir labai jau greitai. UMarkt marketplace'as, kuris dar nepaleistas, laukiam. Korteles minėjau, fizinės virtualios, šalta piniginė, balta kortelė, Ultima Defender, žaidimai Ultima Battle Bulls, Ultima Bulls ir keitikla Ultima Transformer, net mūsų monetos visokios splitai keičiasi į kairę į dešinę. Ultima turi daug panaudojimo sričių, nenoriu jūsų varginti technologiniais dalykais, akcijų galimybėmis ir panašiai. Tai tiesiog žinokit, kad jinai turi vis augantį panaudojamumą ir Ultimai šiandieną yra atviras kelias siekti 100 000 ir daugiau. Dabar jau prieinam mes prie esminio dalyko, ar ne? Praktiškai jo, beveik šį valandą ir sutilpti 45 minutės, turbūt kaip aš pasakiau, tą svorį įmonės ekosistemos, kad vėlgi pabrėžti, kad mes nesame atsiradę vakar iš garažo, kad mes turim didžiulę patirtį ir dabar jau kalbėsiu apie topinį paskutinį produktą, tai yra Ultima Trading Bot ir 3 šito produkto naudas, kur galima jau nuo rytojos tą naudą gauti kiekvienam iš jūsų. Pirma nauda yra ta, kad jūs įsigijate roboto licenciją. Įsigijimas yra nepirkimas. Čia yra labai įdomi technologija, kuri veikia. Jūs įsigydami, aš net nesakau pirkdami, bet įsigydami, jūs savo pinigus už licenciją, už tą mažesnę dalį, užšaldote savo privačioje piniginėje, kurią jūs valdote su savo privačiais raktais, užšaldote pagal išmaniosios sutarties sąlygas, ar ne, paspaudžiat, ten yra nurodyta, kad užšaldymas yra 3 metam, tai patvirtinta išorinio audito, kad su smart kontraktais jokių problemų, kam aktualu galiu parodyti, kaip kasdieną pasiimu po vieną, po pusę ar po 3 ultimas iš blockchaino, viskas veikia, o tas užšaldymas jau buvo prieš metus ir prieš 2, sakykime. Jūs užšaldot, reiškia, jūs niekam netiduodat pinigų ir po 3 metų tikitės, ir aš labai tikiu, kad Ultima kainuos gerokai daugiau negu kainuoja šiandien. Tai yra pirma vertė, tai yra tiesiog padėjimas kriptovaliutos į šaltą piniginę, sakykime, šiuo atveju jinai nešalta, bet galite sujungti su šalta piniginė, su kita kortelė balta Ultima Defender ir 3 metam ramiai ta moneta guli, jūs nieko su padaryti negalite, niekas prie jos neprieina, tik tai jūs tik tai valdote, ar ne, pasimti anksčiau negalite, bet turite ilgalaikį distancijoje, 3 metai prabėgs labai greitai, turite pirmą naudą, turėsite visai kitą kursą po 3 metų. Antra nauda, kai jūsų Ultima yra užšaldyta, jūs kasdieną iš Ultima pūlo galite pasimti revardą, atlygį, tai yra šiai dienai 17% metinių, kuris atiduodamas kas 24 valandas. Toliau, jeigu yra, sakykime, mažas botas, maža licenzija, jums tikrai neapsimokės imti kas parą, nes kris maža suma, 20, tai yra 17% metinių, ar ne, į dieną bus tikrai maža suma, bet jums kaupėsi. Jūs galėsite pasimti kas mėnesį. Minimalus reikalavimas yra kartą į mėnesį pasimti revardą, nes po mėnesio kaupimasis sustoja. Ir viskas, pasimėt kartą į mėnesį revardą, toliau kitą mėnesį vėl kaupėsi. Ar net tai čia Ultimos blockchainas, su Ultima monetomis kainuoja tiek tokenais, mes turim Ultima monetas, ant 2 blockchainų turim tokenus Ultima, dabar turėsime 3 blockchainą. Tai va, tai pirma nauda botas, tai yra užšaldytą metams pasimetą, antra nauda 17% metinių su kasdieniais mokėjimais ar kasmėnesiniais. Trečia nauda, jūs turite botą, kuris iš principo jums atiteko nemokamai į savo biržą Nexie ir BingX su savo accountu prisijungę, įdėjo depozitą ir pasileido botą. Boto paleidimas 5 minutės man, jūs kaip nieko, jeigu nesuprantat, padarysit tą per pusvalandį. Jeigu bus baisu, aš kiekvieną paimu už rankos ir atvedu, parodau kaip ką ir nuolat palaikau, kadangi 9
metus esu kriptovaliutų rinkoje, niekada nekeičiau nei numerių, nei kažką, visur matot mano vardą pavardę, tiek Telegrame, tiek visose kitose socialinėse tinkluose, numeris tas pats, pastovus palaikymas, kas susijęs su kriptovaliutomis, tikrai gausit palaikymą, konsultaciją. Aišku, nesu aš greitoji pagalba ir nesu, sakykime, nedirbu kaip suportas. Ta turite irgi suprasti, aš šiandien turiu klientų visam pasaulyje labai daug, dirbu su angliakalbė rinka, lietuvių kalbos rinka, su visakalbė rinka, klientai nuo Afrikos iki Korejos, iki kitų šalių, ar ne. Ir aišku, sakykime, padedu, bet pagal galimybės, ar ne. Bet visada atsakau, jeigu kažkur neturiu, tai galbūt tiesiai nukreipsiu suportą, kad pasiklausumėt, arba jeigu nežinau atsakymo, arba tiesiog sužinosiu. Bet visą laiką gausite atsakymus, palaikymas bus ir dar likusius 9 ir 19 ir taip toliau metų. Tai va čia viską aš pasakiau apie botą, apie tas 3 naudas, ar ne, čia yra tas užšaldymas, ar ne, daily lifetime ultimate rewards, reiškia, kol yra už licenciją pinigai užšaldyti, jie ir duoda kasdienius mokėjimus visus 3 metus, ir jeigu 3 metų ultimos nešaldysit, ir toliau jų mokės, nes šitas pūlas yra amžinas, jis niekada neišsenkantis ir nesibaigiantis. Toliau. Dabar robotas, ar ne? Pagrindinė roboto jėga yra tame, kad jis neturi emocijų, jų nereikia jam jokio dėmesio, jis 24/7 kiaurą parą dirba, jūs užsiimat savo reikalais, jūs arba kartą į dieną, ar kartą į savaitę, ar kartą į mėnesį tik pasižiūrit, pasiėmėt pelną ar po dienos, ar po savaitės, ar po mėnesio, ar po periodo, kai jisai baigia dirbti, ir gyvena tau toliau ramiai, jis dirba su jūsų pinigais, jūsų pinigai yra jūsų biržoje, yra išskirtinai priklauso jums, kaip ir užšaldyti pinigai išskirtinai priklauso jums, nieks prie jų neprieina, kaip ir biržiniai pinigai yra jūsų, nieks prie jų neprieina, ir jūs galite depozitą didinti, mažinti, išsiimti, įdėti, vėl išsimti pelną, arba pridėti, kad robotas greičiau dirbtų ir taip toliau. Lengvas nustatymas, lengvas paleidimas, nieko ten daryti nereikia, ir robotas dirba su kriptovaliutų pora, Ultimate USDT TPTU, pradės dirbti greitai su pora, ir dabar dirba iš tikrųjų su Ultimate USDT, pradės dirbti su USDT Bitcoin pora bus, ir dar bus UCN ir USDT. 4 poros. Dabar yra iš principo 2 poros, pagrindė dirbam su TPTU, USDT pora, bet tų porų daugės. Ir viskas renkatės, kokią norit porą, kuri jums pelningesnė, kuri jums patogesnė, ir dirbat, ir džiaugiatės. Ir botas dirba tikrai labai pelningai, mes dar prie to prieisim, parodysiu, ką jis uždirba, botas vėlgi iš garažo išlindęs. Įmonė nuo praeito pavasario jį testavo, paleidinėjo, po mėnesių matot, kokius pasiekdavo pelningumus, ar ne. Ir šiai dienai, nuo šių metų, sakykime, pavasarį tą botą paleido metų pradžioj, kaip pilnavertį produktą, Dubajų paleido prie kelių tūkstančių auditorijos. Ir dabar yra tas etapas, kai jį mes dar turime nemokamai. Nuo šeštadienio mes turėsime prastesnės sąlygas, nuo kito šeštadienio dar prastesnės, nuo spalio mėnesio visi botai bus mokami ir niekada daugiau nebebus nemokamų robotų. tą turite labai aiškiai suprasti, kad visą laiką, kai yra produktas paleidžiamas į rinką, pradžiai maksimali nauda atiduodama nemokamai. Pasižiūrėkit bet kokią appsą, bet kokią technologiją. Dažnai labai yra taip. O po to viskas, kritinė masė yra klientų pasiekiama ir nauji botai bus mokami. Bet jeigu jūs pasimsite per laikotarpį, kai botas yra sąlyginai nemokamas su užšaldymu, jūs visomis sąlygomis, visomis privilegijomis, geriausių pelningumu naudositės visą laiką, kol robotas atidirbs jums tą pelną, kuris yra numatytas. Robotas turėjo šiai dienai 7+ strategijas, čia 4 pavaizduotos, kai moneta kyla, kai moneta krenta, kai fletas toksai, kai yra stiprus kritimas ir antidumpingo strategija, ar ne, ir botas pigiau perka, brangiau parduoda, į dieną jis gali padaryti 50 tokių operacijų, 100, 200, ar ne, ir nuo kiekvienos trade operacijos uždirba
pas mane, va, pavyzdžiui, tai procentas, tai 1,5, tai 2,7, tai 0,5%, ar ne? Kiekviena operacija, kiekviena diena bus skirtinga, bet vidurkis yra labai kietas, labai geras. Ir va čia parodėte, ar ne, kad jūs savo pinigų neišleidžiat, kad jūs užšaldote ir 3 metus užšaldę Ultima blockchain'e gaunate kasdienius mokėjimus ir botą pririšate šią dieną 2 biržos Mexer arba BitX ir botas pradeda dirbti, tradinti ir jums kasdieną uždirba. Čia yra paskaičiavimai, dabar stipriai nesigilinsiu, ar ne, geriau parodysiu savo rezultatą, kaip botas veikia ir kokios yra, sakykime, licenzijos, ar ne, ir kiek galima uždirbti. Ne. Taigi, licenzijos yra 6, kartais būna dar 7, bet dabar jos nėra, 2750 ir matote, kuo didesnė licenzijos vertė, nuo 110 eurų iki 11 tūkstančių, tuo didesnį pelningumą botas atiduoda. Ir dabar kokia yra logika? Kokia yra logika? Labai paprasta. Pasimkite 500 kalkuliatorių, kas turite ranką, galite pasimti. Pasimkite 550 eurų. Na, žiūrėkite, aš irgi pasimu 550 eurų, dauginu iš 250%. Yra 1375 eurai. Na, eurais, jeigu skaičiuosim, doleriais daugiau. 1500 kažkas tai su viršum. Tai va, 1375 eurus jis jums uždirbs ir sustos. Viskas. Jo misija baigta. Jūs ne vieno cento neišleido. 550 eurų tebėra užšaldyta 3 metam. Jūs dar visus 3 metus pasikabėjimus mokėjimus. Ir botas atidirba, atidavė 1375 ir viskas. Ir jūs galvojat, nu faina ar ne faina? Ar ne? Per kurį laiką jis atiduos šitos pinigus, iš karto pasakysiu, 250% į mėnesį iki 30%, tai yra apie 8 mėnesių. Apie 8 mėnesių. Taigi, va, plus minus per 8 mėnesius jūs gryno pelno uždirbsite 1375. Dabar prasideda visa magija einant aukščiau. Kodėl aš visą laiką sakau, geriau pasimti didesnę licenciją ir pagalvoti apie depozitą, kaip čia greitai tą robotą pasileisti, galbūt galima kažkiek net pratempti gumą, pasileisti šiek tiek vėliau, pakaupti depozitą, ar ne, bet pasimti aukštesnę licenciją. Mano klientai praktiškai didžioji dauguma yra 1000-5000 ribose, yra šiek tiek 11 000 ar ne, bet 1000 eina kaip karšti pyragėliai. Tai yra beprotiškai gera licencija ir tai yra pirmoji, sakykime, tokia, na, su svoriu, tokia verslo licencija, kaip aš ją vadinu. O studentiškos yra pirmos 3. Ne? Vaikiška, studentiška, vaikiška, moksleiviška ir studentiška, kaip aš vadinu. Ne? O jau medium jau yra kažkas rimčiau. Kodėl? Žiūrėkit, jeigu turit kalkuliatorių arba neturit, aš jums padauginsiu. Žiūrėkit, mes padidinam licencijos sumą dvigubai, 550, neperkam, neįsidėjom 1100, turim, na, dvigubai išleidę daugiau pinigų. Išleidom 1100, padauginom iš 500%, ar ne, ir mes turime 5500. 5500, kai aš padalinu iš 1375, du kartus padidinta licencijos vertė mano galutinį pelną padidina 4 kartus. Ir tai toliau tęsiant yra geometrinė progresija. Už tai turiu suprasti, kad apsimoka didesnė licencija. Todėl, kad, na, skaičiuojasi nuo licencijos sumos, procentai skaičiuojasi nuo licencijos sumos. Dabar pažiūrėkite šitą lentelę. Čia yra paskaičiuota jau apytiksliai, kiek jums atiduos botas pinigų. Mažiausias atiduos 255 grino pelno, šimtinis, 200 atiduos 555, 500, čia klaida yra, jo, ir vėl neištaisiau. Čia įmonė įdėjo tą skaidę ir net nespėjo pasikeiti. Čia yra tas 1375, toliau, jo, čia nepataisyti skaičiai. Nepataisyti skaičiai ir tas 500% irgi yra neteisingas, o ne iš tikro, ten jau yra doleriais virš 6 tūkstančių, ne?
Va, bet, sakykime, geometrinė progresija didėja jūsų grynasis pelnas, nes jūs čia neišleidot nei cento. Va, tai jeigu, sakykime, dabar kaip pavyzdys, robotui išleidot su šaldymu 550 ir per 8 mėnesius uždirbat 1375, ne, geriau skaičiuosiu tą. Taip, jeigu paimkim tūkstantinį, man jisai smagiau skaičiuojasi, tai yra 500% į mėnesį, jeigu imam, ką botas gali spausti, 30% į mėnesį, nuo licenzijos vertės, tai yra 16 mėnesių jums botas dirbs. 16 mėnesių. Tai per 16 mėnesių jis jums uždirbs 1100, padauginam iš 500%, ar ne, uždirbs 5500 per 16 mėnesių. Dalimų iš 16 mėnesių yra 343 į mėnesį. Ką aš to norėjau pasakyti, kad 343 padauginu iš 3, aš turiu 1100, praktiškai po 3 mėnesių man sugrįžta pinigai išleisti už licenciją, kurie ir taip sugrįž, bet jeigu žmogus baiminas ir nežino ir vis dar galvoja, kad nieks čia negalioja, išorinis auditas negalioja, blockchainą galima apgauti, čia kažkas kažką nusuks, tai va, jums yra 3 mėnesiai, per kuriuos sugrįžta licenzijos pinigai, nors jie tebėra jūsų piniginių šaldyti ir niekas nieko negali padaryti, nes iš privačios piniginės dar nėra blockchaino istorijoje, kad kažkas būtų iškrapštęs pinigus apart privataus rakto pavogimo. Vat ir viskas. Tai kokia nauda kažkam būtų netgi daryti, netgi tai pačiai įmonėje, ne, kad jinai neturi jokios prieigos. Tai va, tai 3 mėnesiai jums sugrįžta pinigai ir jūs jau ramus kaip belgas, ar ne, toliau žinote, kad jau dabar jau tikrai jau ramu, jau einu į visišką pliusą. O kai darosi šaldys siuntimą po 3 metų prie kurso ten 50 000 ir 80, nu, tada jūsų ramybėj bus galas, nes jūs nešokinėsit iš džiaugsmo. Tai va, logika yra tokia ir pinigai auga geometrinė progresija, dabar parodau savo rezultatą. Čia ant greitųjų įkėliau, nespėjau čia suformatuoti, nes mokymai po mokymų, konferencija po konferencijos ir kažkodėl nepasileidžia, nes vėlgi niekas čia labai stipriai neturėjo pasileisti. Toksai trumpas video, ką čia mes matom, ar ne, botą, kiek per dieną aš uždirbau, o tą dieną aš uždirbau $105 per dieną gryno pelno, per savaitę tiek, per mėnesį 1450, čia yra per 30 dienų. Jo, o per 35 dienas yra 1918 gryno pelno, per 6 mėnesius tiek ir va, per laikotarpį tiek. Ne? Sakykime, šitas botas jisai nesisuka dar 6 mėnesių. Ne? Va, ir va, rezultatas. Ne? Kada aš botą paleidau, sakykime, ne kada paleidau. Paleidau, va, nu, jo, va šitą botą jo aš paleidau, aktyvavau nuo Liepos 28, čia iki rugsėjo 1, ar ne 35 paros, vėlgi. Čia per parą 105 parašyta, per 5 tiek, per laikotarpį 3000, vidurkis. Man labai patinka vidurkiai, ten kaip kas dieną tai neįdomu, bet vidurkis 55 € į parą, visiško pasyvo. Mano licenzija yra jungtinė, beveik 7000 €, depozitas 5000 pradėjau, nuo 5000, bet čia, kadangi tai buvo reaktyvavimas, nes botas keitė porą ir buvo reaktyvuotas, todėl aš galėjau su mažesne licenzija pradėti. Jums reikalavimas yra 1:1. Jeigu licenzija 1100 ir depozitas minimalus 1100 € arba $1300. Ir mano reikalaujamas minimalus depozitas $7700, bet man jo nereikėjo. Toliau, kiek uždirbta viso ir kiek botas atiduos per visą savo gyvavimo ciklą, 425 513, tai yra jo maksimalus limitas, ką jis man padarys, atiduos ir dabar jis jau yra uždirbęs 0,77% iš 5500% pelningumo. Vėlgi, tai yra ne per metus 5500, tai yra per laikotarpį. Vėlgi, aš galiu labai nesunkiai pasiskaičiuoti, boto vidurkis yra 30% į mėnesį. Mano tiksliau 33, bet dalinu iš 30%,
mano botas dirbs 183 mėnesius, dalinu iš 12, dalins 183 mėnesius. Jo. Tai čia jisai dirbs, taip išeina 15 metų, jeigu aš gerai suskaičiavau. Jisai dirbs ilgai ir nuobodžiai, atiduodamas kas dieną tą sumą, dar sėkiai paskaičiuosiu, ar ne. Tai 5500 dalinu iš 30, gerai, 5500 dalinu iš savo rezultatų tikslaus 33% į mėnesį. Į mėnesį aš turiu 166 mėnesius, dalinu iš 12, turiu 13 metų. 13 metų. Tai va, mano botas dirbs 13 metų. Bet jis dirbs visiškai pasyviai, kasdien atiduodamas ten po 50, po 60 eurų, ar po 100 eurų, priklausomai nuo dienos, bet vidurkis, sakykime, 50-60 eurų, ar ne? Ir tai yra 1,1% į parą nuo depozito. Robotų ir TPU tokenų nėra jokių galiojimo ar laiko apribojimo, jie veiks tol, kol bus išnaudotas visas licenzijos limitas. Robotų licenzija iš esmės nemokamai, pradžia pigi nuo 110, kas yra mūsų piniginiai, lieka ir 110 depozitas, tai yra 220 eurų, 100% asmeninių pinigų valdymas ir, nelaukite, robotą aktyvuokite. Sakiau jau, čia parašyta 9 metai rinkoje, 10 praktiškai įmonė, mano asmeninė patirtis 9+ metai. Ir einam toliau, liko labai nedaug skaidrių, o dabar esmė. Ne esmė, bet mes periname į naują su įėjimu į HTX biržą, mes periname į naują etapą. Tai reiškia, kad robotai nuo spalio mėnesį bus parduodami prie visai kitų sąlygų. Viskas, kas bus įsigyta iki spalio mėnesio, turės tuos parametrus visą gyvenimą neribotą laiką, kol robotai atidirbs. Nuo spalio viskas keisis iš esmės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu dabar robotas yra su 3 metų jūsų pinigų šaldymu, jūsų asmeniniai piniginiai, nuo spalio įmonė ima pinigus. Ima už kiekvieną robotą nuo 11 eurų iki 110 000 ima pinigus už roboto performance, už jo, sakykime, produktyvumą roboto. Pats robotas kaip ir prieiga nemokama, bet reiks kaip ir tą performance įsigyti. Toliau, jokio lifetime poolo, jeigu dabar užšaldyti Ultima 3 metams ir dar gauna 17% metinių kasdieniai mokėjimai, nieko to negauna. Nei lifetime Ultima poolo visą gyvenimą, nei tų kasdienių mokėjimų nebelieka. Toliau, jeigu dabar robotas mano konkrečiai asmeniškai 33/12 yra 309, praktiškai 400% metinių, tai pagal naują skaičiuotę robotas dirbs apie 200% metinių gryno pelno, apie 200%. Tai bus dvigubai mažesnis pelningumas. Toliau, jeigu mūsų robotas dirba dabar su Ultima TPU, matot, dirbs ir su UCN nauja moneta, kuri išleidžiama ant mūsų trečią blockchainą ir su Bitcoinu, tai naujas robotas dirbs tik su UCN ir Bitcoinu. Ir dar, sakykime, čia yra pardavėjam bonusas DBSP, tai apie jį nekomentuosiu, bet jo irgi nebelieka. Kažkodėl skaidrė šiek tiek pasimetė, turėjo būti spalvota, bet tai yra QR kodas, nusiskanuokit, aš manau, jums būtina būti šitame kanale. Ten visa informacija kiekvieną dieną, 3 kalbom, lietuvių, anglų, rusų, anksčiau dar ir indų kėliau, nes turiu ir indų, sakykime, kolegų ir taip toliau. Bet šiai dienai yra ten atskiri kanalai ir indų kalba, ir ispanų, ir italų, ir ten kanalų yra bilekiek, ir auditorijos bilekiek. Ir pasikeitimas yra toksai, kodėl visą tai vyksta tas pasikeitimas, todėl kad mes Ultima atskiriam nuo pardavimų, Ultima patampa visiškai savarankiška atskira niekieno nepriklausoma moneta, jai atsiveria durys eiti į pirmą šimtuką ir į pirmą dešimtuką, o naujas blockchainas paleidžiamas dirbtinio intelekto bazėje, mes jau 2 blockchainus paleidę, jie puikiai veikia, visi procesai sustyguoti, mums paleisti trečią ir dar
pilnai valdant dirbtiniam intelektui, ar ne, tai yra gerokai paprasčiau, lengviau ir su gerokai, sakykime, geresniais parametrais mes jį turėsime. Toliau naujo blockchaino, matote, licenzijos nori performance prasidės nuo 11 eurų. 11 eurų licenzija jum atidirbs 300%, bet jūs jau čia turite suprasti, kad grynas pelnas tai yra 200, nes 11 eurų jūs atidavėt įmonei. Lygiai taip pat 110 tūkstančių jūs atidavėt įmonei, nors uždirbat 660 tūkstančių, ar ne, bet 110 atidavėt, ar ne, tai jūsų pelnas yra mažesnis. Tai va, tiek mes turėsime 12 paketų, visiems pagal kišenę, depozitas čia jau bus 10x. Jeigu dabar mes turim 1x ir mums pilnai to užtenka, galim paskui didinti, aišku, robotas tave turi daugiau galios, bet naujose sąlygose bus 10x. 11 eurų reikės 110 depozito. 1000 paketui reikės 11 100 eurų arba doleris daugiau depozito. Va, toks yra skirtumas. Kodėl tai vyksta? Daug čia man užduoda klausimų, kodėl čia liktai sąlygos blogėja ir panašiai. Kuri įmonė, jūs būdamas verslo savininkas, ar sutiktumėte turėti tokį produktą su tokiais parametrais ir jį nemokamai visą gyvenimą dovanoti, kaip iki šiol, sakykime. Taip, įmonė išlošia dėl ultimos užšaldymo, nes ultimos kiekis rinkoje mažėja, bet ir be užšaldymo mūsų ultimo labai gerai stovi. Nes užšaldymo svoris visam tam ultimos ekosistemos palaikymui, kažkada vadovas sakė, per 5-10%. Tai nėra toks ženklus svoris, kad mums būtina turėti tą užšaldymą. Va. Ir įmonė iš pradžių botai dar pelningiau dirbo, jeigu aš pasakyčiau garsiai, kokiu pelningumu dirbo botas, kai buvo paleistas, tai kai kurie išjungtumėt šitą prezentaciją, nes jūs paprasčiausiai nepatikėtumėt, bet visus tos mano įrašus ir mano boto rezultatus nuo pavasario jūs galite rasti kanale. Taip kad, bet nesakysiu, nes skaičiai buvo kosminiai. Čia jau mes turime jau sumažintą boto pelningumą, va čia, ar ne? Nes buvo didesnis pelningumas ir dabar jis mažinamas drastiškai perpus naujiem klientam. Kodėl? Todėl aš jums paskaičiavau, mano botas, mano jis geras, jis dirbs 13 metų. Ar jūs kaip verslo savininkas norėtumėt turėti tokį produktą, kurį pardavęs, kitą kartą pas jūs klientas antrą kartą ateis po 13 metų? Arba pardavėt kažkokiam Marijampolės kaime licenciją už 11 eurų performance, pardavėt visiems marijampoliečiam, apibėgut visus, sakykime, ar įmonė pardavė, sakykime, ir klientai su ta licencija, su ta performance dirba 8 mėnesius, kol pilnai atidirba. 8 mėnesius klientų nėra. Ar sakykime, tai čia 8 mėnesiai, tai čia klientai ateis, va čia šitų atveju, sugrįžė ir po 2 mėnesių, ir po 3, nes jau, sakykime, ten po 2, sakykime, jau atsipirks, ten po 5 jau bus pelnas neblogas, ir tada jis antrą nerims licenciją, 3, 5, 10 didins savo depozitą, kapitalą, licencijos dydį, performance dydį ir taip toliau. O kai yra didžiulis pelningumas, ar ne, ir klientai ateina kada, niekada, niekam neįdomu. Antras dalykas, ar ten jau 5, nežinau, aš esu net visą išaiškinimą 10 minučių įkėlęs į privatų kanalą, kas būsite, jame galėsite paklausyti. Vienas iš jų yra vėlgi, sukūrėt appsą, sukūrėt kažką tai, natūralu, pradžiai duodat for free, geriausias sąlygas, bet, jau šitą sakiau, pasiekia vartojimas kritinę masę, įsijungęs skaitliukas ir mokam, nes produktas yra geras. Nemokėti neapsimoka. Jeigu kažkas pasakys, kad turim geresnį produktą rinkoje, parodykit geresnį produktą rinkoje, ne piramidė, ne Elvex, Citadelė, Kufrų ir visas nesąmonė. Parodykit normalų produktą. Biržiniai produktai duoda maks 30-40% pelningumo metinių. Čia geriausi robotai, kur jau gali pasitikėti biržą, daug metų rinkoje, visų kitą. Tai aš lyginau su tokiais, su tais piramidėm aš nelyginu ir niekada nelyginsiu. Va, tai
net sumažinus dvigubai pelningumą nuo 400 metinių iki 200, mes vis dar turim 5 kartus, iš principo 5-6 kartus geresnį produktą savo pelningumu. Kodėl nesumažinti? Kodėl nepagyvinti rinką, nepritraukti daugiau srauto? Tai yra normalu, tai yra natūralu. Čia kažkas irgi neužsikrovė, ką reikia padaryti, ne? Aha, čia ką aš norėjau iš to pasakyti skaidrę, kad dabar šiek tiek yra sudėtingiau. Jums reikia piniginės, jums reikia ultimą užšaldyti per pirkimo procesą įsigijimo. Yra šiek tiek niuansų, tokie lengvi, paprasti. Bet kiekvieniem žmonėms biškutį stabdys, ar ne, gal aš kažką ne tą padarysiu, aš bijau. Dėl ko dar įmonė iš esmės keičia viską? Ne, todėl, kad nuo spalio 1, tiksliau nuo 11.1 uždaryta, iki 11 bus update'as didelis, viskas pasileidžia žiauriai supaprastinta, labai supaprastinta. Praktiškai turiu Binance biržoje USDT, persivedžiau į MEXI, atėjau į botą, nemokamai susinstaliavau, paspaudžiau vieną mygtuką už 11 eurų arba 15 USDT nusipirkau performance ir iš karto vieno mygtuko paspaudimu IP raktų surišau, ten 2 minutės botas dirbo. Nieko nereikia, nieko daugiau nereikia. Elementaru kaip 3 kapeikos, o dabar biškai yra reikalų. Tai įsivaizduojat, gama nuo pigiausios iki brangiausios, beprotiškai supaprastinta, o pelningumas vis dar 5-6 kartus didesnis negu rinkoje visi normalūs produktai, išskyrus piramidės, į kurias geriau nesidaryti. Taigi, rekomendacija jungti šiandieną, čia yra mano kanalas, kurį matote, ar ne, Ultima Global Ecosystem, čia yra mano kontaktai, vėlgi visur esu atviras, visuose socialiniuose tinkluose, priklausau įvairiom verslo organizacijom, Kauno pramonės prekybos amatų rūmai, Vilniaus pramonės prekybos amatų rūmai, Donai, visus kiaurai 10 kartų perėjęs ir įvairiose kitose organizacijose, dirbu su savivaldybėm, su dirbtiniu intelektu ir panašiai, visur esu atviras. Paštas šitas jo, galite nerašyti, jisai realiai nelabai šį dabar žiūriu, bus kitas brandinis paštas, geriau vis tiek manęs iškokite arba Telegram'e mano kontaktas, arba Messenger'e mano kontaktas, arba telefonu, bet prisiskambysit sunkiai, rašykit žinutes, o Telegram'e tikrai gausit visada atsakymą, palaikymą ir panašiai. Ir būtinai būkit šitam kanale, gausit pilną, sakykime, palaikymą. Nu ką? Valandą 15 minučių. Reiškia 15 minučių šiek tiek užtempiau, net mano ausinės išsikrovė. Dabar galbūt padarysim šitaip. Na gerai, gali būti likti ir klausimai atsakymai, gali likti į įrašę. Paskui, jeigu ką, galbūt galima bus ir juos nukirpti. Bet man reikia kažkaip ausinės pabandyti persijungti kitas. Sekundėlę, jeigu man pavyks ir jeigu jos suveiks, tai bus labai gerai. Nes pagrindinių ausinių nepasiėmiau. Taip, kaip smagu matyti, kad jūs visi gyvės esate. Jo, nes aš įsivažiavau, būna kartais pas nors nulūžta, bet būtumėt kažkas gal manęs iš to kalbės. Taip, gerai. Tai dabar klausimas taip, jūs mane girdėt, bet ar aš jūs girdžiu? Va, kas nors pasakykit, bet aš jaučiu, kad aš... Jo, viskas gerai, girdim. Jo, aš dabar girdžiu, kažkodėl su šitam ausinėm. Aha. Pabandau aš jas perjungti į kitas. Dabar nežinau, ne, šitas nesijungia. Jo, sekundėlės. Anksti, atsigerkit vandens, mini pertraukėlę porą minučių, nes man reikia kažkokį balsų kalsėti ir aš pabandysiu prisijungti.
su ausinėm. Jo, einam Kaip kalbos suprantu, pasidaryti. Vaidai, tu greičiausiai mane girdi, viskas gerai, bet aš jūsų dabar negirdžiu, nes nulūžo jau vienas ausinės, o kitos namie, o trečias dar O, tai bet nepasijungė. galim dabar Tai paprikolinti. šiek tiek kantrybės. Nieks mūsų negirdi. Nu, ne nieks negirdi, ta prasme. Kažkas negirdi, mes girdim vieni kitus. Ir einam kavos pasidaryti. Vėlus vakaras, turbūt naktis bus bemiegi. Šitą Edgaras, Edgarai, po to gal susiskambinam, jeigu įmanoma, aišku. Aš pasuksiu, jeigu ką, jeigu negalėsi, neatsiliepsi, viskas tvarkoj. Tokia mintis būtų. Vaidai, gerai, tvarkoj. Taip, aš manau, kad kol kas aš sustabdysiu įrašą, nes man nepasileidžia antros ausinės. Mus girdi ar ne? Ne, turbūt